Sveiki, labai sveikiname, kad dominatės Lietuvos gynybos pramonės tema. Kartu su Rūta pristatysime savo projektą, kurį šiuo metu įgyvendiname Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje. Dėl Rusijos strateginės grėsmės visoje Europoje matome labai sparčiai augančias gynybos išlaidas. Plečiasi tiek tradicinė gynybos pramonė, tiek inovacijos ir gynybos technologijos. Jeigu prieš 10 metų ši pramonė buvo amorali, tai šiandien yra viena iš sparčiausiai augančių visų pramonės šakų ir prisidedant prie tvarios ir saugios ateities kūrimo. Mūsų projekto tikslas buvo suteikti kryptį šios Lietuvos gynybos pramonės plėtojimui. Buvo labai svarbu identifikuoti ilgalaikius tikslus, prioritetinės technologinio proveržio sritis bei aišku atsakomybių pasiskirstimą. Projekto metu surengėme daugiau nei 40 neformalių pokalbių su visos ekosistemos atstovais. Siekėme išsiaiškinti esminės sektoriaus problemas ir tūkstančias gynybos pramonės augimui. Pastebime, jog labai trūksta visame sektoriuje strateginės ir politinės lyderystės. Daugelis iniciatyvų yra įgyvendinamos atskirų šalių principų ir šiuo metu vyriausybės svarstomas pasiūlymas perduoti Krašto apsaugos ministerijos kuruojamą gynybos pramonės klausimų failą taip pat įneša papildomo neapibrėžtumo. Krašto apsaugos sistemoje taip pat pastebime vyraujanti polinkį pirkti gynybos produktus kaip nuo lentynos, labai daugiausiai iš užsienio tiekėjų. Labai trūksta aktyvaus kariuomenės įsitraukimo ir bendrai visos inovacijų kultūros skatinimo visoje krašto apsaugos sistemoje. Dažniausiai išlieka ir žymus taikomųjų mokslinių tyrimų poreikis ir matome ir teisinio reglamentavimo spragas, kurios lemia ir sutrūkinėjusių gynybos inovacijų ciklą, kai išvystyti gynybos prototipai yra išvystomi su minimaliu grįžtamuoju ryšiu iš kariuomenės ir netitinka jos poreikių, tad nepasiekia masinės gamybos etapo ir nusėda taip vadinamajame mirties slėnyje. Įvertinę problematiką, žvelgiame į Lietuvos gynybos pramonės ateitį. Gynybos pramonė turi stiprinti nacionalinį saugumą ir tapti Lietuvos ekonominiu varikliu. Kitaip tariant, ši vizija yra dvilypė. Iš vienos pusės Lietuvos pramonė turėtų atliepti Lietuvos kariuomenės poreikius, bet kartu ir kurti realią pridėtinę vertę visos šalies ekonomikai. Mūsų siūlymų yra labai svarbios 3 pagrindinės kryptis. Tai visų pirmiausia, stiprinti tradicinę gynybos pramoninę bazę, kartu ir vystyti gynybos technologijas ir inovacijas, bei skatinti bendradarbiavimą ekosistemoje. Svarbiausia užduotis būtų išskaidyti neapibrėžtumą, aiškiai įsivardinti ilgalaikius tikslus, pasiskirstyti atsakomybėmis ir išvien padėti kurti tą saugesnį rytojų. Detalesnę informaciją apie ministerijų pasiskirstimą atsakomybėmis rasite mūsų projekto puslapyje. Bet šiuo metu labai svarbu paminėti, jog pirmiausia, pramonė turėtų stiprinti Lietuvos kariuomenės pajėgumą gintis ir atgrasyti. Svarbu labai kryptingai taikyti pramoninį bendradarbiavimą, taikyti nacionalinio saugumo išimtis įsigijimams iš vietinės pramonės ir lankstesnius įsigijimų modelius greitai kintančioms technologijoms. Labai svarbu vystyti strateginių investicijų projektus pagal tikslius kariuomenės poreikius, toliau kurti visame regione labai konkurencingą reguliacinę aplinką, steigti ir plėtoti gynybos holdingą, ir galiausiai užtikrinti ilgalaikių tiksliųjų mokslo specialistų rengimą visoje švietimo sistemoje. Antra, būtina neužmiršti ir gynybos inovacijų vystymo. Atsižvelgus į Lietuvos gynybos pramonės potencialą, mokslo potencialą, būtina orientuotis į aukštos pridėtinės vertės technologijų kūrimą ir vystymą, nes tai gali tapti reikšmingu ekonomikos varikliu. Todėl turime pasitelkti valstybės užsakymus inovacijų vystymui kartu su kariuomenė, su kuriuo mes grįžtamuoju ryšiu ir įsitraukimu nuo idėjos iki bandomosios serijos užsakymų. Taip pat reikalinga trumpinti inovacijų ciklą ir suteikti galimybę naudotis poligonais, šaudyklomis ir kita infrastruktūra. Taip pat svarbu skatinti ir privačių investuotojų įsitraukimą, palengvinti gynybos produktų sertifikavimo procesą, gerinti reguliacinę aplinką. O svarbiausia, sukurti nuoseklią ir pramonės poreikius atitinkančią gynybos inovacijų vystymo programą, nuo paramos idėjoms iki masinės gamybos skatinimo. Trečia, šie tikslai nėra įmanomi be glaudaus bendradarbiavimo gynybos pramonės ekosistemoje. Kaip bendradarbiavimą stiprinti? Pirmiausia, rekomenduojame plėtoti strateginės partnerystės su vietinėmis gynybos pramonės įmonėmis. Skatinti inovacijų kultūrą ir įsitraukimą į inovacinės veiklas Lietuvos kariuomenėje, kad nuolatinis grįžtamasis ryšys ir eksperimentinė veikla taptų kasdienė praktika.
nustatyti pastovius gynybos pramonės skatinimo priemonių tikslus, ilgalaikius technologinius prioritetus ir užtikrinti jų pastovumą. Tikslingas šių tikslų įgyvendinimas padės gynybos pramoniai klestėti. Mūsų identifikuoti technologiniai gynybos pramonės raidos prioritetai krenta į 3 šiek tiek persidengiančias kategorijas, kurios pasiskirsto laike kaip trumpo ir vidutinio laikotarpio siekiai. Pirmoji kategorija yra krašto apsaugos sistemos prioritetinių gynybos pramonės krypčių vystymas. Tai yra autonominės sistemos, oro, žemės, jūros, amunicija ir sprogmenys, palydovinės sistemos ir dirbtinis intelektas ilguoju laikotarpiu. Taip pat labai svarbi sritis yra komponentų gamyba. Lietuva jau dabar didžiąją dalį savo gynybos pramonės eksporto eksportuoja komponentų pavidalu, tai yra optronika, jutikliai, puslaidininkai, netgi sistemos lustai. Ir trečioji sritis, galime pavadinti ją svajonių sritimi, inovatyvių technologijų vystymas, kur galima pasiekti mokslo potencialo ir pramonės potencialo dėka didžiulį proveržį. Tai biotechnologijos, išmaniusios medžiagos, ryšiai, netgi kvantinės technologijos, kurios gali būti panaudoti ypatingam šifravimui ar navigacijai be GPS-o, bei raketos ir reaktyvinės traukos platformos. Beje, KTU jau dabar turi keletą su balistika susijusių patentų. Taigi, Lietuvos gynybos pramonė iš tiesų turi daug potencialo. Mokslinio, pramoninio, idėjinio ir tinkamos aplinkybės tam potencialui atsiskleisti. Tam ypač reikalinga, kad visi atsakingos ministerijos, agentūros, Lietuvos kariuomenė, mokslo įstaigos, rizikos kapitalo fondai dirbtų išvien. Taigi reikia stiprinti tradicinę gynybos pramoninę bazę, nuosekliai vystyti inovacijas ir siekti sklandaus bendradarbiavimo gynybos pramonės ekosistemoje. Tai pasieksime savo tikslą – saugią ir atsparią Lietuvą. O mūsų projektas toliau bus tęsiamas ekonomikos ir inovacijų ministerijoje.